Česlavai, kalbamės jūsų kartu su žmona įkurtuose Lukenskų namuose, už lango kitam pastate galerija, kieme žemės meno skulptūros. Sakykit, kaip jūs atradot žemės meną, o gal žemės menas jūsų rado? Kokia buvo pradžia su žemės menu? Tai greičiau gal aš pats radau tą žemės meną, ieškodamas radikalesnių meninės raiškos formų. Ir kaip mėgstam sakyti, nuo ko kas pradeda, tai be abejonės daug kas pradeda nuo piešinių, nuo eskizų, nuo tapybos, nuo koliažo, asambliažo. Ir jeigu taip tęsti visą šitą medijų tą istoriją, kuri vyko mano kūrybos praktikoje, tai, kaip sako, nuo plokštumos iki erdvės ir nuo erdvės iki veiksmo. Tai va šitie visi, jeigu pratęsiant, tada asambliažas, koliažas, environmentas, instaliacija ir tada ateini į mišką, išeini, reiškia, į gamtą, išeini į tą ir pradedi ieškoti, kas yra meninė akcija. Tai meninė akcija buvo pats pagrindinis ir didžiausias lūžis ateiti prie žemės meno kaip tokio. Na ir žinoma, galiu pasidžiaugti, kad mums Lietuvoje tikrai tuo metu pasisekė, kada mes pradėjom labai rimtai apie tai kalbėti ir dalyvavom vienam konkursė, tai Vokietijoje Niderlauzuose žemės 1993 metais mes ten laimėjom Grand Prix ir tai buvo didžiulė praktika ir didžiulė praktika todėl, kad buvo lydima įvairių teorinių paskaitų, supažindinimo, kas yra aplinka ir kas aplamai yra tas dalykas, kai žmogus, menininkas išeina į aplinką, kuri yra postindustrinė aplinka ir kaip ją reikia regeneruoti ir daug susijusių dalykų, kurių Lietuvoje ir nebuvo ir apie tai niekas nekalbėjo. Tai buvo dar per daug nauja ir šviežia. Tai paminėkit ir kūrinį, už kokį kūrinys vadinosi Partitūra. Ir kas tai buvo? O tai buvo didžiulis laukas, maždaug 3200 metrų kvadratinių toksai plotas, kuris panašus buvo į partitūros lapą, o jos gaidos ir penklinės buvo išdėliotas iš, tipo pabėgių, ar ne, tokie kaip ir mediniai klavišai, kaip pabėgiai išdėliotas ir tokia buvo, sakyčiau, gal abstraktus, reiškia, partitūros lapas, o natas buvo arba vaikščiojantys žmonės tam lauke, arba prigiję berželį, kurios mums pavyko išsaugoti, reiškia, keičiant visą reljefą arba paviršių keičiant, mums pavyko išsaugoti ir jie būtent atidarymo ir projekto vertinimo metu buvo gyvi. Vaikai užauginti, karjera padaryta, esat profesionalus muzikantas ir profesionalus dailininkas ir performansų meno pradininkas Lietuvoje. Kuri iš šitų sričių jums aktualiausia ir artimiausia dabar, esamuoju laiku? Gal visgi dabar yra artimiausia vėl grįžti prie objekto meno, vėl grįžti prie tokios, sakyčiau, nelabai pretenzingos instaliacijos, reiškia, bet greičiausiai daugiau prie objekto meno ir prie nedidelių, reiškia, objekto meno kūrinių, kurie gali būti sumontuoti kaip moduliai į didesnės, reiškia, kažkokias struktūras. Tai va dabar prie tų kaip tik dalykų ir dirbu. Ar turit kažkokį savo kūrybos ar darbo ritmą? Koks tas jūsų ritmas? Aišku, dabar, kaip sako, ar žemė susirado jūs, ar jūs žemė. Tai šį kartą tada jau susiranda mane aplinka. Reiškia, šitoje aplinkoje, tai yra sodyboje, yra tas ritmas nulemtas mūsų pačių namų ir nulemtas mūsų gamtos. Tai pirma, ką jūs sako dabar, tai dabar yra žiemos pabaiga, jau truputėlį matyti ritmas ir keisis, bus galima daugiau išeiti į lauką, bet tas ritmas yra maždaug toks. Rytą atsikeli, turės susišildyti savo namus, dirbtuvės ir visą kitą, apžiūrėti savo gyvūnus ir tada jau ateina laikas eiti ir dirbtuvė. Žinoma, dirbtuvė irgi reikalauja apšildinimo, reikia įdėti nemažai pastangų, kad didžiulius tokius plotus apsišildyti ir tada maždaug iki pietų vyksta toksai, reiškia, gan intensyvus darbas, o tada vidury dienos šiek tiek tokio poilsio, atsipalaidavimo, kartais net toksai ir, kaip sako, gilaus tokio atsipalaidavimo, reiškia, o po pietų tai būna taip, kad jau kai vakarėja arba sutemsta, aš tada sėdžiu prie kompiuterio, reiškia, rašausi arba tiesiog piešiu, darau piešinius įvairiausius, eskizus darausi ir jau tas vyksta viduj.
iš kur ateina mintis, idėjos kūriniams? Nes jūsų kūriniai tokie ir daugiaprasmiai, ir daugiasluoksniai, ir tokie provokuojantis, sakyčiau, dažnai kitiems kažką pamastyti. Kaip jums ateina tos mintys? Čia geras klausimas. Pasakysiu tokį labai absurdišką atsakymą. Ėjimas atsiranda ėjimo būdu. Kūryba atsiranda kūrybos būdu. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad kai atsisėdi kurti, tu turi tiesiog kurti, tiesiog dirbti. Ir tas vidinis paraginimas yra, aš sakyčiau, kažkuria prasme jau nebepataisomas žmogus. Man nebeišeina nieko kitą daryti, nes aš per savo, tą kūrybinę praktiką skrodžiu visą pasaulį ir visą aplinką ir savo kasdienybę ir viską, kas su manim darosi, aš visi žiūriu tenais kaip galimybę peržengti savo paties pažinimo horizontą. Aš visą laiką noriu nueiti toliau, negu buvau, ar ne? Ir būtent tas nuolatinis darbas ir yra kūryba. Nuolatinis darbas, sistemingas nuolatinis darbas ir tada atsiranda tos mintis. Ir pasakysiu jums tokią paslaptį, reiškia, kad jeigu nedirbi, dingsta forma. Jeigu nekuri, forma dingsta. Ta prasme, nėra čia taip, kad Dievas iš dangaus tau leidžia kažkokį čiaupą ir visą laiką tavo kūrybinis skaitliukas sukasi. Jeigu tu pats neatsaki to čiaupo, Dievas neduoda tau jokių kūrybinių minčių. Kokiu projektu, kokiu kūriniu gyvenat pastaruoju metu? Ką dabar kūrėt konkrečiai? Gal galit praskleisti? Truputėlį galiu, bet ne viską, nes mažai kas paskui pasakysi, bus nepadaryta. Reiškia. Tai tas, kas jau beveik yra padaryta, tai kaip minėjau, maži objekto meno kūriniai, kur yra susiję. Miksavimas, reiškia, yra mano deginių sutapyba. Reiškia, tai va šitie dalykai jau yra ruošiniai padaryti ir jie bus padaryti. Na, o deginiai tai čia... Medis, medis, reiškia, jie buvo pradėti daryti maždaug, gal sakyčiau, net kokių nuo 2006-2007, jau sodybą, kai atsikraustėm, tai jau liktai pradėjo darytis pirmieji. O kaip tie deginiai pasidaro? Kas tai yra? Tai yra, pati pirminė idėja buvo, deginio pirmoji idėja buvo taip, kad objektą, kurį tu padarai, man iškyla tokia mintis, kad jį reikia nurengti jo dekoratyvumą. Pavyzdžiui, mes vienas į kitą žiūrim ir mūsų vidų dengia labai storas dekoratyvumo sluoksnis. Supraskite mane teisingai, ne kokia pudra ar ten dar kažkas, bet mes tiesiog nulemti per paviršių matyti vienas kitą ir šnekėti. Tai lygiai pat ir daiktų pasaulyje. Per faktūras, raukšlės, reiškia, ar kažkokias ten spalvas, ar tekstūras mes liktai ir atpažįstam daiktą. Tai bet kai aš dėjau iki to, kad man vis tiek tas daiktas yra pasislėpęs, tai aš sugalvoju, kad jeigu iš masyvo ąžuolo darai kažkokius tai kūrinius, ar ne visai skulptūras, ar ne visai objektus, o jos apdegini, tai atrodo, kad juos nurengi ir tu priartėjai prie daikto esmės. Žemės menas ir jūsų kieme yra tokios tikrai įspūdingos žemės meno skulptūros. Gal truputėlį praskleiskit, mes jas dar pamatysim. Kada ir kaip jas kūrėt ir kokiu tikslu, kaip čia ir kokias tai kūrinys? Tai jau buvo po keletas tokių, sakyčiau, eksperimentinių meno kūrinių, kurie buvo padaryti kitose vietose arba dalyvauta kitose projektuose. Vienas iš tų buvo toksai kaip ir skirtas Čiurlioniui, bet jis liko tik tai projektas. Viena iš Neries salų buvo sugalvota įrengti tokius, reiškia, veidrodžius, kurie spindėtų saulę ir tas kūrinys būtų panašus sala su akimis, kuri žiūri į vakarus ir blizga atsispindi, reiškia, Neries upėje ir ji atrodo kaip Čiurlionio kūrinys ramybė. Tai va, apie jį esu šiek tiek ir parašęs, bet žinoma, tas kūrinys neįgyvendintas liko, bet tik tai projektai liko. Tai va, buvo vienas toks dalykas. Dabar apie šitos, kurie čia vietoje yra, tai jie buvo gimę taip, kad man įdomu buvo, kaip gamta veikia su kultūra, arba natūra kultūra, va tas santykis. Ir man atrodo, tai yra didelis, net konfliktas, bet tiesiog sąveika didelė. Reiškia, gamta kaip ir stato ką tai, na, pavyzdžiui, į medį panašų dalyką, ne, stato, tas medis užauga ir mes matom jį kaip pastatytą daiktą. Bet ateina laikas ir jisai nunyksta, ar ne?
Tai aš sakyčiau, kad va, žmogus irgi stato kažką, o gamta paima ir sunaikina ir sugrąžina atgal. Tai va šitiek dabar likę tik 4 mano pastatyti objektai, tai liktai atrodo, kad būtų pastatyta žmogaus pastangų ir gamtos pastangų tokia, reiškia, sankryža, kurioje vis tiek bus nugalėta žmogus ir gamta susigrąžins į savo paviršių tai, ką žmogus pastatė. 4 krikščioniškas tokias stoteles, tai yra kryžius, kolona, Jokūbo kopėčios ir laikrodis. Reiškia, va tas skulptūras pastatyti, kad jos apauks, kad ten kažkas gyvens, kad ten bus žalė, kad ten galbūt užsiveis vabalai, paukščiai ir dar kažkas. Ir, žodžiu, ta mintis iš dalies pasiteisina, iš dalies ne. Tačiau po šiai dienai jis stovi kaip tam tikri plastiniai objektai ir jį paskatino iš tikrųjų žemės meno eksperimentas. Kas jums yra kūryba? Kai kūryba tampa gyvenimu, tai gyvenimas tampa kūryba.